Sveiki visi ir ne visi, taip labas, aš kuriu video ir šiandien bus video kitoks, nes darysiu story time, pasakosiu kažkokį įvykį iš savo gyvenimo, tikiuosi tokių video bus daugiau, tai ir gero žiūrėjimo. Aš esu sąžininga pilietė, aš visada pasižymiu savo bilietą, beje, pasižymiu jį telefone, yra tokia programėlė M-Ticket, kur gali pasižymėti bilietą. Ir šį kartą gyvenimas apsisuko 180 laipsnių kampu. Aš važiavau susitikti su drauge, turėjau susitikti su ją 12 valandą, bet buvau mieste 11, tai galvojau, kad ne, Karolina, ką čia sėdėti ant suoliuko, geriau nuvažiuok kito miesto galo autobusu ir grįžk atgal. Taip, logiška. Aš nuvažiavau, pabuvau ten, užėjau, nepamenu, beros dažų nusipirkti ir galvoju, kad tai yra tokia Tauragnų stotelė, prie pat jos yra pramogų arena. Čia gal 200 metrų iš tikrųjų. Ir žiūriu, 53 autobusas. O kodėl nepavažiuoti? Viena stotelė, ką man žymėti tą bilietą? Važiuoju, viskas, kontrolė, panika. Žinot, to jausmą, kai nori pasižymėti bilietą telefone, tau dreba, tu negali rasti, niekaip negali rasti su programėlės, nes tu tiesiog panikuoji visiškai ir jauti, kaip tas kontrolierius artinasi ir dreba, visi žmonės traukia tos bilietus ir tu pasižymi bilietą ir tu džiaugiasi viskas, ir tu džiaugiesi, negausi jokios baudos, nes tu pasižymėjai, tu spėjai, tu šaunuolis, bet klausykit, ta prasme, čia viskas yra apgalvota. Prie kontrolierius pažymėjo, žiūriu raudonai, švyti jo ekranas, galvoju, ne, viskas gerai. Jis dar kartą paspaudė, įvedė mano telefono numerį. Sako, paduokite pažymėjimą. Aš tokia, padaviau pažymėjimą. Praeikite. Pramogų arena. Prašome paruoštis bilietus kontrolę. Bilietą, prašau. Galite duoti? Galite duoti pažymėjimą? Pažymėjimą? Taip, moksleivio pažymėjimą, kad nuolaida ten galioja. Praeikite, prašau. Gal ne? Praeikite. Gal ne? Einame. Gal ne? Nu gal ne? Kai čia vyksta. Išėjau, pasijaučiau kaip Hollywoodo žvaigždė, taip, įsivaizduokit, ten stovi žmonės, aš taip išeinu iš autobuso, taip, žiūrėkit, aš nusikaltėlė. Nuėjau iki autobusiuko raudono, kaip koks, nežinau, klauno autobusiukas, ten sėdėjo tokia graži moteris, blondinė. Iš tikrųjų, tie kontrolieriai buvo draugiški, labai draugiški, jokavo, trolino mane, tiesiog gadino man gyvenimą ir nieko, ten surašė, sako, Karolina, kiek tu metų? Aš tokia, man 17. Pažiūrėjo man į veidą, įsižiūrėjo ir surašė baudą. Sako, gali susimokėti, viskas gerai. Ir kai išėjau iš to autobusiuko, tiesiog prasidėjo man kažkoks, nežinau, juoko priepuolis, aš pradėjau juoktis, kontrolieriai irgi juokėsi, jie tikriausiai galvoja, haha, nusikaltėlė, aš galvoju, haha, bedarbiai jūs, duhai. Taip, ir aš labai aktyvi esu, yra tokia grupė Pranešk kur keleivių kontrolė Vilnius, aš ten labai aktyvi, įkėliau tą situaciją, ten paaiškinau ir visi pradėjo stumti, kad aš neturiu gyvenimo, bet aš turiu gyvenimą, ta prasme, aš turiu gyvenimą. Ir norėjau pasakyti jums, kad žymėkite bilietus, ta prasme visada, jeigu važiuojat vieną stotelę, geriau jau, nežinau, praeikite pėsčiomis, nes tiesiog pateksite tokią nemalonę situaciją, mokėsite 5 eurus. Bet iš tikrųjų tai labai linksma patirtis, nes, ta prasme, baudas mokėti irgi reikia, nes jos, kaip žinoma, patenka į šalies biudžetą ir jie nepradingsta. Geriau nei kyšius duoti. Aš galvoju, kai ėjau iki autobusiuko, jis ėjo taip lėtai ir taip žiūrėdavo, visi atsisukdavo į mane, aš galvoju, ką čia daryti, 5 eurus normaliai mokėti ir viskas bus rašyta į bylą, ar vis dėlto ištraukti toks 5 eurus ir jam paduoti linksmai su pažymėjimu. O jeigu sakys, kodėl, atsiprašau. Bet kyšiai yra blogai, nes jie patenka kaip tik į kišenes tiem kontrolieriam, bet
jie uždirba gal nedaug, gal tų kyšių, bet ne, kyšių nereikia, nėra atmaskių kyšiams, nėra atmaskių nusikaltėliams, nėra atmaskių vagiams. Tiesiog būkit labai geri piliečiai, mylėkite gamtą, neskriauskit gyvūnų ir žymėkite bilietėlius, nors tai, ta prasme, yra tokia smulkmena, bet Bet tai labai maloni patirtis, aš dabar turiu baudą, tokią gražią raudoną baudelę. Jis baigęs popierius. Baigęs popierius, tai raudonai. Sakau, neturit pinigų, visiškai. Net, taip įsirėminsiu savo. O beje, kai užmokė, grąžina ar ne? Ir pamenu, kai buvau tam autobusike ir man ta kontrolierė rašė baudą, per radiją grojo super graži daina, Lolitos daina per ruskąją radiją ir aš taip tiesiog tūsinau. Man tokia gera nuotaika buvo, man tiesiog. Я хочу, чтоб ты верил, плакал, а я не буду бояться. Tai vat. Ir aš tūsinau ir kaip tik tūsinu ten kelių stories, story, Instagramą, rašau visiems, gavau baudą, aš nusikaltėlė. Ir tuo metu mane kontrolė taip žiūrėjo, taip maždaug tie paaugliai šiais laikais. Bet man atrodo, kad jiem labai įprasta kažko tokio gyvenime sutikti, kad meluoja žmonės, kad iš tikrųjų negavo jokios, kad atsižymėjo laiku, bet iš tikrųjų nelaiku. Jie įprato. Jiems jau juokinga, čia jų darbas. Taip pat, nesupratau, kodėl žmonės nekenčia policininkų, nekenčia kontrolierių, nekenčia, nežinau, tiesiog žmonių, kurie kontroliuoja jūsų elgesį, kurie jums gali skirti baudas arba tiesiog riboti jūsų ten, nežinau, kažką. Nežinau, kodėl jūs jų nekenčiat. Tiesiog nedarykit nieko blogo ir jūs jos mylėsit, nes aišku, policininkai, kontrolieriai yra draugiški, tie patys žmonės, jie turi tokią pačią sielą, jie turi, nežinau, vaikų namie, žmoną, vyrą ir panašiai, neseksistiška. Respect women, supraskite, respect women ir men. Na šiaip gal ne, bet, what about me, what about you, what about every day I'm shuffling. Tas kontrolierius buvo toks aukštas, toks pusiau plikas, toks vyras, kuris nužiūrinėjo mane akimis, taip šaudė prikolus ir man atrodo tikėjosi, kad aš duosiu jam kyšį, bet aš to nedarau, nes koks skirtumas mokėsi 5 eurus jam į kišenę ar 5 eurus į valstybės kišenę. Tai yra teisingiau. Wow. Tiesiog prasėkit pėsčiom. Vasara, gražu, nebent, nežinau, žiemą -20, tada gal jau rizikinga, bet jo. Tai išlikit sveiki, būkit faini, geros jums likusios savaitės, sekit mano video ir sakau jums iki susimatymo kitam vlogė. Respect women.